Nu ką, labą dieną, labą. Atėjo pagaliau momentas varžybų. Oras šioks toks apsiniaukęs, plus 10 lygtis šilumos, lyja. Tai nežinau. Ir gerai, ir blogai, vėsų, bet reikės visai gerai apšilt. Tai va, varžybos Kaune, bėgau 1,5 kilometro. Ir tiek. Šiaip kažkokių tai expectations neturiu. Kaip ir sakiau, biškį traumuotas esu. Dariau realiai tik tai vieną rimtesnę treniruotę kol kas. Tikslas varžybų realiai prasibėgti, prasibandyti, prasitestuoti. O kai bus, tai bus. Važiuojam pasilinksmint, to have fun. Let's go! Taip, tai prasidėjo pirmos varžybos šią vasarą. Vasaros sezonas atidarytas 1500 metrų SM starto varžybose Kaune. Šiaip keista labai buvo dalyvauti, nes gegužės 10 šitos varžybos vyko, tai labai anksti, bet kadangi olimpiniai metai, tai šis sezonas labai trumpas. Ir šiaip labai keistos varžybos, nes 3 tik dalyviai, praeitais metais buvo 2 dalyviai, šiais metais 3, tai patobulėjo. Tai bėgdamas šitose varžybose žinau, kad reikės bėgti laikui, time trialą praktiškai, tai galvojau pradėdamas varžybas, nuspręsiu ar draskytis ar nesidraskyti, bet po pirmo rato jau nusprendžiau, kad tiesiog prasibėgsiu, jauduliukų nuimti prieš kitas varžybas, kadangi paskutinį kartą dalyvavau žiemą Šveikausko taurėj, tai ganėtinai senai jaučiau tą jauduliuką, tai prieš varžybas toks nerimas buvo, bet po varžybų visai gerai jaučiausi. Šiaip bėgosi visai gerai, aišku, tempas nebuvo kažkoks super didelis, prabėgau šitas varžybas per 4 minutės ir 16 sekundžių, tai 13 sekundžių nuo asmeninio lėčiau, tai jo, tempas nebuvo aukštas, o šiaip viskas gerai. Dabar po varžybų keletą savaičių visiškai praktiškai nuėmęs krūvį, tik tai bėgau keletą laktatinių treniruočių, kadangi vis dar skauda koją, ankulį, tai nelabai noriu kažką draskytis, tai tiesiog noriu sudalyvauti šitą sezoną. Tai dabar kitos varžybos bus LAF taurė, tikiuosi sudalyvauti 1,5 kilometro ir 800 metrų ir tada Kosmo taurė 800 metrų ir Sūduvos taurė. O dėl Lietuvos čempionato nežinau, bus matyti. Jeigu labai gerus rezultatus padarysiu kokiai Kosmo taurėj, tai tada gal ir sudalyvausiu. Tai tiek. Nu ką čempas, ką čempionas, kaip ratai? Lengvai. Grinai easy, prabėgo, Realiai. be konkurencijos visiškai, neįdomu, ko mes čia susirinkom. Tik kad konkurencijos nėra. Grinai nėra konkurencijos. Taurę. O durniai. Kas čia parašyta, parodyk? Dar vienas dalykas. Matas, kuris pas mane treniruojasi, sakė, kad nelaimėsiu ir man statys kebabą. Jeigu žiūri, tai jis krapšty kapeikas. Ruošk kebabą, Osvaldui. Ruošk kebabą. Žinai. O šiaip tik ką žinau. Ką apie virusėlę turiu pasakyti? Ką apie virusėlę galiu pasakyti? Aš šiaip tik ką žinau. Po pirmo rato nusprendžiu nesikapot, nes vienas bėgau, vėją labai jaučiau. Toks lengvas prasibėgimas, bet visai gerai, nors ir be konkurencijos, bet siektas pirmų varžybų jauduliukas bent jau padarytas, tai kitas bus vis tiek lengvesnis. O Kieša linkėjimus perdusi Ginkūnus? Tau nebent. Kieša miręs? Viskas visą gerą.
Viso gero. Barely glorious peace. Davai, padaryk šitą. Barely glorious, peace out.